Atpildas už gerą darbą. Tvanki kaitra žadėjo perkūniją. Ūkininkaitis lankoje skubėjo krauti kupetas, kad sausą šieną nuo lietaus atgynus. Kai baigė grėbti ir patraukė namo, iš pietų jau kilo juodas debesis. Vaikinas paspartino žingsnį, kad dar prieš lietų namo suspėtų. Pagiriai žiūri, guli koksai žmogelis, galvą į kelmą atrėmęs ir taip kietai miega, nė atidundančio griaustinio negirdi. Ta žmogelį šiandien gerai pamirkys, jeigu aš jo nepažadinsiu, pagalvojo ūkininkaitis ir priėjo arčiau. Klausyk, brolau, šūktelėjo jis ir papurtė miegančiajam petį. Jeigu tavo sermėga nei žąsies plunksnų, tai šok ir pasiieškok pastogės. Smarki perkūnija ateina. Žmogelis išsigandęs pašoko ir tarė: Ačiū tau, geras vaikine, kad mane pažadinai. Paskui pasirausė po kišenes, lyg norėdamas kokį varioką sugraibyti, bet neradęs susidrovėjo. Dirstelėjo jaunikaičiui į akis ir pridūrė: Gaila, kad dyka kišenė, bet už gerą širdį vis tiek reikės atsilyginti. Turiu labai skubėti, kad nuo to debesies pasislėpčiau, todėl tu gerai paklausyk ir įsimink, ką tau pasakysiu. Po 2 metų tave pašauks į kariuomenę raitininkų. Pulkas kelsis iš vienos vietos į kitą, kol pagaliau apsistos Suomijos šiaurėje. Vieną dieną, kai ateis tavo eilė ganyti arklius, tu labai pasiilgsi tėviškės. Tada plačioj lygioj lankoj pamatysi kreivai nuaugusi beržą. Prieik prie to beržo, pabelsk 3 kart į kamieną ir paklausk: ar kreivys namie? Tuomet aš tau atsilyginsiu už šios dienos paslaugą. O dabar lik sveikas. Tai pasakęs, žmogus suskato eiti ir tą pačią akimirką dingo. O ūkininkaitis tik pakraipė galvą ir nudrožė sau. Kai su pirmais lietaus lašais priėjo namus, tą žmogų ir jo žodžius jau buvo visai užmiršęs. Po 2 metų pirmoji pranašystė išsipildė. Jaunikaitį paėmė į kariuomenę raitininkų. Dabar jis galėjo prisiminti pagirėje miegojusį senį ir jo pranašystę. Bet atsitiko kitaip. Tos dienos jam visai kaip nebūta. Ilgai jis keliavo su savo pulku iš vienos vietos į kitą. Ir kai jau gerus 4 metus buvo valgęs valdišką duoną, jo pulkas apsistojo Suomijos šiaurėje. Tenai, svečioje šalyje, toli nuo gimtinės ir savųjų, jo širdis dažnai nuliūsdavo. Ir ne kartą,
Kai tik jis susimąstydavo, ilgesys sudrėkindavo jam akis. Vieną dieną atėjo jam eilė ganyti arklius. Kai jis vėl vienas sėdėjo plačioje lankoje ir liūdnas mąstė apie namus, ėmė ir užkliuvo jo akis už netoliese augančio kreivoko beržo. Širdis staiga suspurdėjo linksmiau. Jaunos dienos stojo akise kaip gyvos. Ir toji vieta pasirodė pažįstama. Nors jis niekaip nesupraisė, ar ją buvo sapnavęs, ar iš tiesų matęs. Persibraukė ranką kaktą, tarsi norėdamas pažadinti atmintį. Ir nutikimas su anuo žmogumi taip aiškiai išplaukė lyg saulė iš tamsaus debesies. Jis labai ryškiai regėjo tolimą, seniai užmirštą dieną. Štai grėbė šieną ir vis baikščiai dairosi į kylantį debesį. Paskui skuba namo. Pagiriuje pažadina miegantį senį ir išgirsta jo pranašystę. Prisiminė jis savo kelius ir kelelius ir suprato, kad senio teisybė sakyta. Didelio čia daikto, jei prieisiu prie beržo ir pabelsiu į kamieną, pagalvojo jisai. Niekas nežino, ko aš čia kvailioju. O kita vertus, niekas gyvas nemato. Tai nešaipytis paskui negalės, kad negražiai elgiuosi. Tai pagalvojęs, priėjo prie beržo, gerai apsidairė, ar ko svetimo nėra. Paskui įsidrąsino, 3 kartus tyliai pabeldė ir sumikčiojo. Ar kreivys namie? Nesulaukęs atsakymą, kareivis labiau įsidrąsino ir antrą sykį beldžia smarkiau. Net kamienas skamba, o paskui balsiai klausia. Ar kreivys namie? Beržas suošė ir staiga kur buvęs, kur nebuvęs, prieš jį stovi senis, lyg iš žemės išdygęs. Na, brolau, prašneko jis geru žodžiu. Puiku, kad man pažadą priminei, jau maniau būsi užmiršęs, ką tau kadaise sakiau. Man būtų labai gaila, jei per tai negalėčiau tau atsilyginti. Ei, vaikai, šūktelėjo jis į beržą. Kas iš jūsų greičiausias? Aš, greitas kaip paukštis, pasigyrė kažkoks balsas. Gerai, tarė kreivys. O kas dar greitesnis? Kitas balsas atsakė. O aš galiu eiti lenkčių su vėju. Pažiūrėsime, gal bus dar greitesnių, tarė senis ir paklausė 3 kartą. Jam atsiliepė plonas balselis. Tėti, aš toks greitas, kaip žmogaus mintis. Eikš čia, mano sūnau, sušuko senis. Kaip tik tu man šiandien tiksi. Jis pastatė prieš kareivį žmogaus didumo maišą, pilną aukso ir sidabro. Paskui bakstelėjo pirštu į raitininko kepurę ir tarė. Kepurė, virsk kareiviu, o tu, vyre, su pinigais namo. Kareiviui pasirodė, kad jo kepurė nulėkė nuo galvos, bet kai atsigręžė pažiūrėti, kur dingo, mato, stovi jis tarp namiškių ir giminių savo paties troboje.
o šalia ant grindų pūpso didžiausias maišas pinigų. Kareivis pamanė, kad sapnuoja, bet paskui žiūri, pinigai tikri. Niekas jo neieškojo ir jis patikėjo, jog tarnauti liko kepurė. Prieš mirtį viską papasakojo savo vaikams. Taigi, senis tikrai geru atsidėkojo ir dovanoti pinigai jam atnešė laimę.